begalinių džiaugsmų, paprašiau, kad netgi savo tokią ypatingą dieną, bet 10 metų blaivybės, tai privaišinkite tortą. Ir dėkinga tikrai va, Dievui ir visai draugijai, ir globėjai, ir kiekvienam, kuris ateina ir naujokas dalinasi, ir senbuvis. Ir tikrai šiandien, gal kažkaip tai ypatingai šiandien 10 metų blaivybės prisimenu tą pirmą dieną, kai atėjau į draugiją, visa baimėje ir nežinojime. Ir tuo pačiu, ko gero jau mažai kur buvau pageidaujama. Tai čia tikrai atradau daug daugiau negu tikėjausi. Ir iki šiandienos sakau, pati skaniausia čia arbata draugijai, tai namuose nėra tokios skanios arbatos kaip čia. Ir šiltas žodis, ir palaikymas, ir be abejo tai, ką draugija ir siūlo, tai yra globos judėjimą, 12 žingsnių programą, kurią ir priėmiau. Tai va, šiek tiek tos pradžios, kaip dasigyvenau iki ją, tai niekada nesvaršiau, niekada nežinojau, kad iš vis yra tokia draugija. Ir kad kada nors man reikės praverti draugijos duris. Tai šeimoje pati vyriausia, 4 vaikai, mano šeima, mano tėvų šeima tikrai nėra alkoholikai, tėtis iki šiolei saikingai išgeriantis, mama, ko gero ant rankos pirštų galiu suskaičiuoti, kada mamą mačiau išgėrusią. Tai kai jau gėrimas tapo jau man kančia, irgi klausiau savęs iš kur, gal genetiškai, gal iš kažkur tai senelių paveldėjau ir ieškojau priežasčių, dėl ko tas alkoholizmas visgi susirgau taip sunkiai. Va, visą laiką buvau gera mergaitė, 12 klasių tikrai baigiau pakankamai puikiai. Tai tų požymių tokių netgi ir nebuvo. Tapau pilnametė, tai kažkaip tai atsirado tokie samprotavimai, kad esu pilnametė, jau galiu daryti, ką noriu. Alkoholio esu paragavus gal nuo 16 metų ar nuo 15, dar yra nuotrauka. Važiavom su giminė pas giminaičius, ar ten kažką šventė ir dar butelis stovėjo, ten irgi kažkokios tai ar samagono, ar degtinės. Neskani man jinai buvo, tai kažkaip 16 jau galima buvo paragauti oficialiai jau be kažkokiu tai, jau pasą turi, tai jau kaip ir galima įpilti. Va, o iš esmės tai kažkaip jau savarankiškai pradėjau gerti savaitgaliais alų, man patikdavo tas stipresnis alus, kad jo daug nereikėtų, užtektų butelio ir kažkaip tai poveikis būtų. Tai va tas poveikis ir man labiausiai patiko, ką darė alkoholis su manim. Tai tikrai tokia visą laiką buvau nedrąsi ir bijojau ir žodį pratart, man ir mokykla kažkaip tai labai sunkiai sekėsi tie dalykai, kur daug reikėdavo pasakoti, šnekėti ir man ta auditorija visą laiką keldavo kažkokį tai siaubą. Tai vat alkoholis tikrai paveikdavo taip, kad būdavau tokia, kokia aš norėčiau būti, vat dėmesį sutelkti, kaip dabar sutelkiu, ar ne. Tai vat kažkokį tai bairį, visi pradėdavo juoktis ir tokie vat tos liapsės man visą laiką patikdavo. Ir alkoholis suteikdavo tą tokią būseną išlaisvėjimą. Va, ir tikrai tas laikas, kai alkoholis buvo linksmintojas, skaidrintojas, tikrai buvo labai tas ilgas laiko tarpas. Ar ne, tik tai metais alkoholio stiprumas, gėrimų rūšis tikrai keitėsi ir draugų ratas keitėsi. Ir pradėjo man jau kažkiek tai
tokie, kai knygoje, ar ne, pirmi požymiai, kai tikrai jau įspėjamieji ženklai, pradėjo strigti man mokslai aukštesnioje mokykloje. Tai pirmoje vietoje aš stačiau vakarėlius, pasibuvimus, man po to būdavo sunku eiti paskaitas, tai leisdavau savo neiti, praleisdavau. Tai vieną kartą teko akademinės imti, antrą kartą vos neišmetė iš studijų. Tai kažkaip tai baigiau, bet tikrai buvo tokie jau įspėjamieji ženklai, kad jau alkoholis jau ganėtinai stipriai įvažiuoja mano gyvenimą ir jau turėčiau stabdyti tą visą reikalą. Tai keitėsi mano draugų ratas, jau pas mane nebuvo bendramžiai, buvo vyresni žmonės ir daugiau vyrai, nes moterim kažkaip neįdomu buvo gerti, su vyrais tai jie vyriškai geria ir man kažkaip paveda labai būdavo toks azartas, pergerti, daugiau išgerti. Tai mėgstamiausias gėrimas buvo, jau tapo degtinė, nes, kažkaip tai tie visi limonadiniai gėrimai ne man. Ir baigiau aš tos mokslus, pradėjau dirbti, kažkaip tai vienu metu ir susitvarkiau ir tas kažkoks tai atsakingumas atsirado, ir į darbą eidavau ir visa kita. Bet man visą laiką mama sakydavo pastabas, kad moteris greičiau tampa alkoholikėmis, kad tu vaikelį kažkaip tai nusiramink jau, su tais gėrimais baig. Bet tai tas visas kalbas tikrai ne, aš žinau, tą žinojimą visą laiką pasitelkiau, man žinau. Ir tu man nepasakok. Tai labai puikiai pamenu, ten jau buvo man ganėtinai virš 20 gal 3. Pamenu, tėtis sakydavo su mano tokiais geraliojimais, sako, tau kokį alhašą surasiu nuo jovaro parduotuvės ir sutuoksiu ir gyvenk savo laimingai ir ilgai. Tai kaip tolimesni įvykiai gyvenimo taip ir parodė, kad iš tikrųjų suradau linkusi išgerti vyrą, su kuriuo sėkmingai ir sudarėm santuoką, ar ne, susituokėm. Ir kad man netrukdytų gerti ar ne, išgerinėti, mes puikiai leisdavom savaitgalius ir su draugais. Ir dviese būdavo tie išgerinėjimai. Tikrai tas gyvenimas atrodė toks, labai fainas. Ir darbai, ir vaikai, ir pas tėvus gyvenom 4 kambarių bute. Prasidėjo tokie konfliktai tarp 2 šeimų. Tai tėvam tikrai nepatiko mūsų tokie baliai, kai draugai ateidavo, tuo labiau mažas vaikas. Ir pradžiai būdavo pastabos, po to tokie ir finansiniai nesklandumai. Ir žodžiu, galiausiai tėtis išprašė mus iš namų, susiraskit butą, gyvenkit atskirai, nuomokitės, sužinosit, kas yra gyvenimas. Ir čia aš taip ir gerai, ir vos netrenkdama durim, susiradom butuką, išsinuomavom ir pradėjom atskirai gyventi. Ir atrodė, čia dabar tikrai tėvai mane pareguliuos kaip gyventi. Bet iš tikrųjų tai visai kitaip tas gyvenimas pradėjo klostytis. Tikrai to gėrimo daugiau prasidėjo, ar ne, tos daugiadienės, sakyčiau, darbų praradimai. Aš buvau vaiko priežiūros atostogos jau į pabaigą, man reikėjo kažkaip tai jau ieškotis darbo, nes mane į tą seną darbovietę nebepriėmė. Ten buvo pasirodo terminuota sutartis, tai sako, ne, čia su mažais vaikais labai nepatogios mamos, nedarbingumai dažni bus. Tai teko ieškotis darbo. Vyras prarado darbą irgi ten dėl pravaikštų, dėl neatvykimo, dėl dar kažko. Tai iš tikrųjų, tai aš atsimenu, tas visas laikotarpis, ar ne, jisai toks kaip amerikietiški kalneliai, ar ne, vieną butą suradom, darbai buvo ant plauko, ar ne, darbų praradimai, pinigų stoka, bet kažkaip tai tas alkoholis jis vis tiek kažkaip tai iš šeimos, savaitgaliais būdavo skaidrina, ar ne.
ir prasidėjo smurtas šeimoje, tai konfliktai, tarpusavio nesusišnekėjimai, tai ten aš kažką gal ne taip pasakau, tai žodžiu, iki policijos dar nebūdavo, bet tikrai tokie negražumai. Išprašė iš to buto, nes skolos didėjo, ten kažkaip mes vengiam tų mokėjimų, telefono pasikeitėm, telefono numerį, tai žodžiu irgi nesusipratimai su šeimininkais, tai man atrodė, kad kažkaip tai neteisingi žmonės vis pakliūna ten mano akiratį, ar ne? Ir niekada negalvojau, kad aš kažką tai čia grybauju. Kai jau išprašė iš to buto, tai man grįžti pas tėvus buvo kažkaip tai nepatogu prašyti atgal, tai grįžom pas uošvius. Ten tai tikrai ilgai nepragyvenom, bent jau aš, nes ten visa šeima alkoholikų, ten visi geriantys, tai man tikrai buvo labai sunku. Ir eilinis vyro smurtas ir aš išėjau iš ten. Jau su vaikais. Pirmą kartą pakliuvau į krizių centrą, pasiprašiau. Tai iš esmės, pamenu, antras vaikas gimė 2008, tai aš laukiausi 2007 metai. Tai jau atėjusi tenais į krizių centrą, jau kiek atsimenu, tai jau tada aš turėjau prisipažinti, kad aš turiu problemų. Nors tuo metu dar nesimatė kažkokių ryškių mano ten gėrimo etapų, ar ne, bet jau alkoholis jau praktiškai buvo jau nebeskaidrintojas, jau tas antras etapas jo, ar ne, kai jisai buvo būtinybė. Aš be jo jau nemokėjau gyventi. Ir bandėm taikyti su vyru, suradom butuką, bendrabutį. Tikrai mažas kambariukas, čia galima būtų ten per pusę šitą patalpą dalinti. Tai gimė antras vaikas. Tai iš esmės buvo tie tokie etapai, kai tikrai laikiausi, negėriau, ar ne, visgi ir nėštumas, ir su vaiku būti mažu. Kažkiek tos atsakomybės dar buvo. Susiradom bendrabutį, labai puikus rajonas, Markučiai, Subačiovkė. Ten ir progresavo mano alkoholizmas. Tai praktiškai visas bendrabutis, galima sakyti, ten tokie mano sugerovai daugmaž buvo. Ir buvo laikotarpių, kai aš susimastydavau, kad kažkaip tai aš geriu ne taip, ar ne, nes mano draugų ratas, mano šeimos rate, ar ne, buvo žmonės tikrai kažkaip tai pasiekdavo daug didesnių dalykų, ar ne. Na, iš esmės, kaip ir turiu šeimą, ar ne, kaip ir draugus turiu, bet kažkaip tai ne taip, ar ne, gyvenu. Ir norėtųsi tikrai daugiau turėti, daug daugiau negu turiu, ar ne, ir automobilį juk norėtųsi, ir butą didesnį, ir liktai išsilavinimą turiu, ir darbą geresnį, ar ne. Ir taip plačiai aš tikrai nežiūrėjau, kad santykiai griūna su mama, su tėčiu, su sesėm, su artimaisiais, galų gale toli žiūrėti nereikia, kaimynai, darbe pastoviai kažkokie nesusipratimai, ar ne, nedarbingumas, biuleteniai, pravaikštos, darbų praradimai. Na, tokie dalykai, jie man jau kažkaip tai trukdė, ar ne, gyventi. Ir nežinau, kažkaip tai vis susimastydavau, gal ne į save žiūrėdavau, ar ne, bet neteisingas rajonas, ar ne, neteisingas vyras, kažkaip tai reikia pakeisti gal valstybę, gal reikia rajoną pakeisti, ar ne, nes kažkaip tai vis
kažkaip tai neteisingai gaunasi. Ir kai norėdavo sustoti, tokias dalinės priemonės imdavausi. Ten su draugė, su kuria gerdavau, kažkokios tai pasekmės būdavo. Tai pradėdavom likti pas ją, baigdavom kažkur tai klube. Pratęsimai ten dar kažkur tai neaišku, pas kažkokius tai dėdus. Ar ne? Ir vis susimastydavau, gal tada su ta draugė geriau neprasidėti, ar ne? Ir kalta draugė, ar ne? Po to būdavo tokių momentų netgi labai maišydavosi tokia sumaištis viduj ir maišydavosi iš tikrųjų protas, nes atrodo, vat, vyras grįžta iš darbo, ar ne, ir grįžta, pavalgo ir išeina su draugais. Ir tarsi šeima yra, tarsi jos nėra. Ir norisi pabūti kartu ir maži vaikai. Bet vyras išeina savo ten kažkur tai kompanijoje gerti alų, ar ne, tam kažkur tai parkelį, ar ne. Ir aš irgi negaliu namuose tvarkytis visiškai blaiva be nieko, ar ne, be kažkokio tai dopingo. Tai irgi visą laiką kažkokio tai sidro turiu. Ir mąstydavom tikrai kartu dasimušti ten dar, kad būtų, mažiausiai 0,7 butelys, jau kad užmigti. Ten rytoj darbai, tarkim, kaip Dievas duos, ar ne, ar į tos darbus eisim ar neeisim. Ir tas gyvenimas tikrai, nebuvo toks, kokį norėtume turėti, ar ne. Ir tie konfliktai su vyru tikrai didėjo ir dažnėjo. Ir tos daugiadienės ir atrodydavo kažkaip tai norėtųsi lyginti tą padėtį, ar ne, kažkokią šeimą, kažkokią kitokią turėti, bet mes nepajėgus buvom visiškai tvarkytis. Ir šiandienos irgi tokie, šiandienos įvykiai, ar ne, kažkaip tai prisiminiau tą vieną momentą. Atsimenu, mes su vyru ten ar daugiadienės, ar dar kažkaip, ko gero daugiadienės, ar ne, mūsų koridorius toks uždaras, netgi pamenu, langas neatsidarydavo, ten pykdavo kaimynai, nes kaimynai iš tikrųjų tai nerūkantis. Mes vieninteliai išeidavom į koridorių ir prarūkydavom visą koridorių. Ir atsimenu, išėjo kaimynas ir pradėjo, dar su telefonu, filmuoja ir aiškina. Sako, jūs čia tokie, nokie. Ir čia buvo metų gal 14 atgal, tokie įvykiai, jie kažkaip tai iškyla, ar ne? Ir pamenu, vyrų daugiau čia akcentavo, ar ne? Jūs čia tokie netvarkingi kaimynai, dėl jūsų mes čia tiek turim rūpesčių ir čia su tais bėrimais, ir čia su tais atvedimais, ir tuo labiau, kad jūs čia rūkot, prirūkot ir visa kita. Ir pamenu, vyras į mane pirštų rodo, čia tu. Ir visas gyvenimas mes kaip gyvenam, ar ne, tas gėrimo laikotarpis. Ir iš tikrųjų, mes vienas ant kito rodėm pirštu, ar ne, tu turi keistis, tu turi daryti. Į save niekada nebuvo rankos atgręžtos, ar ne? Aš visą laiką, aš darau tą, aną ir trečią. Aš esu idealus, aš keisiuos, jeigu tu keisies, ar ne? Nuo savęs niekada mes, net minčių nebuvo, kad savyje ieškot kažkokiu tai ydų, spragų ir jas bandyti keistis, ar ne? Ir tada, kai atėjo X diena, kai tikrai pavargau nuo to viso tokio gyvenimo, ar ne, kai iš tikrųjų už nugaros stovėjo tie 4 raiteliai, ar ne, kai tos visos pastangos buvo bergždžios, kaip aš bandžiau tvarkyti savo gyvenimą, ar ne, nuo tos X dienos, kai aš pradėjau kažkokius tai veiksmus daryti, ar ne, bandyti tas 2 dienas po daugiadienių išbūti blaivai, kai pasiskambinau mamai, paprašiau pagalbos, išsikrapštyti iš tų tokio gyvenimo, ar ne, nes iš tikrųjų tai aš jau norėjau mirti. Bet mirti aš bijojau, pati kažkaip tai, ar ne, kad ta mirtis savaime ateitų ir viskas baigtųsi. Ir kai po tų savaitgalių, ar ne, tokio,
tikrai sunkaus. Pirmadienį guliausi į narkologinį, į ligoninę ir tada ir prasidėjo mano blaivybė. Tada ir viskas užsivirė. Ir tada supratau, kad aš turiu tikrai kažką tai daryti, ką konkrečiai, aš nežinau. Bet gerti toliau aš jau nebenoriu. Tikrai tokio gyvenimo gyventi, kokį aš nugyvenau pati, tikrai nebenoriu. Ir iš tikrųjų, ta pati pradžia tos visos blaivybės kelio, kokį aš šiandien turiu. Tai supratau, kad visos šaknys yra manyje, kad aš turiu keistis, ar ne. Gulėdama ligoninėje 2 savaitės aš susipažinau su aplamai, ta prasme, taip paviršutiniškai, ne, kad alkoholizmas yra liga. Ir tikrai, kad tai nėra vien tik tai kažkoks tai valios toka ar, kaip man sakydavo, tu paimk ir negerk. Paimk kažkaip, tai susikaup. Aš to nemokėjau, aš buvau nepajėgi, tai yra liga ir aš tvarkyti su ją pati tikrai nesugebėjau. Ir šiandieną, kai žiūriu, ar ne, aš užviriau tą visą tokį, pirmą pradėjau iš mūsų dviejų su vyru, ar ne, pati pirmą pradėjau kažką tai daryti, kažką kito daryti, negu mes darėm, ar ne, ir vyras iš paskos pasitempė, ar ne, ir išėjus iš ligoniai pamačiau anoniminius alkoholikus, tie žmonės atrodė, už atlyginimą ten eina, nes normalus žmogus turintis šypseną akyse, net ne veide akyse, ar ne, švarus kvepiantis su išsilavinimais, su mašinom gerom, nežinau, su šeimom, su verslais. Ką jie neturi ką veikti daugiau, ar ne, nėra kitų vietų, kaip tik tai ateina tenais į ligoninę, ar ne. Tai tikrai buvau šventai įsitikinus, kad jie už atlygį ten eina. Tai o šiandien aš ten einu ir gaunu tai, ką visi blaivus anoniminiai alkoholikai gauna, ar ne, tą tokį ten papildymą, dvasinį papildymą, kur tikrai jokiais svaigalais neužpildysi. Ir nusinešiu nuo temos. Ir iš ten išėjus, jau ten gulėdama, tikrai mes vaikščiojom grupelėmis į grupės, anoniminių alkoholikų grupės. Ar nepamenu ir vieną, ir kitą grupę, ir man ten kai kurios grupės tikrai labai patiko. Nes ten labai fainai šnekėdavo ir tokie visi, labai visi faini, ar ne. Kiek atsimenu, tai į mano namų grupę mes net neįdavom. Ar ne, namų grupę aš atradau šiek tiek vėliau. Tai kol gulėjau ligoniniai, aš labai puikiai suvokiau, kad atgal namo grįžti negaliu. Nes jeigu aš grįšiu atgal, tai mano bus jau, nežinau, ten koks vienas kitas gėrimas ir ko gero kvepės jau ten kapinėm. Ir tikrai turėjau tam pagrindą, nes kiekvienos mano daugiadienės buvo vis su dar didesnėm pasiekmėm. Ir tikrai vieno konflikto metu galėjo baigtis liūdnai. Netgi mano direktorė irgi kiek kartų jinai sakydavo, ar ne, sako, tu kai dingsti savaitę, 2 tavęs nėra ir neprisiskambini, sako, tikrai su baime gyvenu, nes nežinau, kokia gali žinia ateiti, ar ne, ar tu pati paskambinsi, kad aš ateinu jau pirmadienį į darbą, ar ateis iš šono kokia žinia, kad jau viskas ten gėrė, ten baigėsi konfliktas liūdnai ir vienu žodžiu, ir baigėsi tuo, kad jau laidotuvės. Tai ieškojau būdų, kur toliau gyventi, tai vėl antrą kartą jau atėjau į krizių centrą, prašiau prieglobsčio, jau tada atsimenu irgi tą tokį vaizdą, ar ne, sakau, mane rytoj išrašo ir jeigu galit priimkit. Tai tikrai buvo komisija, sėdėjo pareigūnė, vaikų teisės, visa ta delegacija
Ir tada aš atsimenu tikrai, prisipažinau, kad sakau, tikrai turiu labai daug problemų, turiu ir alkoholizmo problemą ir sakau, tikrai man reikalinga visokiojo pagalba. Tai antrą kartą jau ten atėjau, tai jau buvo po 8 metų. Tada, kai jau turėjau 7 metais prisipažinti, tada buvo 15 metai, prieš 10 metų. Tai pasiprašiau, tai tikrai ten gavau visą pagalbą, ten ir psichologai dirbo, ir psichologinė grupė, ir vaikams psichologo, pasirodo, irgi reikėjo, nežinojau. Ir buvo ten savipagalbos grupė irgi anoniminė, ne anoniminė, bet, ta prasme, moterim alkoholikėm buvo grupė, tokia, grupelės buvo, ta prasme, vieną kartą į savaitę rinkdavosi ir mes ten bendraudavom. Tai mane iš karto tas psichologas nukreipė į pagrindinį tikslą. Ir aš čia lankiausi ir dar nurodė ten daug kartų lankyti per savaitę, 4 kartus. Ir man atrodė, kad aš nesugebėsiu, tuo labiau, kad ir į darbą turiu grįžti, ir 2 maži vaikai, vienam į 1 klasę, kitam į 5. Ir dar su vyru santykius palaikėm, tai ir su vyru bendrauti, ir žodžiu, bet iš tikrųjų, tie pirmi metai, jie buvo ant kiek yra svarbus blaivybė, labai svarbus. Ir labai svarbus A palaikymas, A grupių lankymas. Labai man svarbi buvo pagalba iš mamos pusės, iš mamos palaikymas. Prašiau ir tėčio, tėvai tuo metu jau buvo išsiskyrę, prašiau ir tėčio kažkokio šiokio tokio palaikymo, bet daugiau iš mamos turėjau, nes vis tiek ir vaikus, kad prižiūrėtų, ir tie seminarai, ir atsimenu globos seminaras, man buvo tikrai labai svarbus, pirmas globos seminaras, kur suvažiavau į Ventę visam savaitgaliui. Tai ir lankiausi grupės gal kokius 3 mėnesius ir man pasakė tas psichologas, tai gana jau vaikščioti, dabar jau prašykis globos. Ir tau, ten pasakė mėnuo kažkur tai, ir pasakysiu globėjos vardą. Tai tikrai tą žmogų norėjau kažkaip taip nuplot. Aš jau nebenorėjau į tas psichologinės grupės vaikščioti, bet esmė ta, kad aš nenorėjau grįžti į tą gyvenimą, kurį aš turėjau. Ten buvo kančia, sutripti visi santykiai, ten buvo baimė, pyktis, agonija, nežinau, ten buvo skolos, ten buvo taip neskanu, kad žinojau, kad jeigu grįšiu, bus, dar blogiau. Ir teko man pasiprašyti globos, per visas baimės, peržengti, Ir iš tikrųjų, su tuo pasiprašymu, kažkaip tos visos baimės, tos visas pyktis, tas visas mano gyvenimas kažkaip tai staigiai per pusę sumažėjo. Nes galvoju, tikrai tas žmogus, kuris dalindavosi grupėse, jis žino, ką sako. Ir galvoju, tikrai tas žmogus kažkaip tai su juo dalinsiuos, jis man padės tą visą mano naštą nešti, nešti, mažinti ir visą kitą. Ir pradėjom žingsniuoti, Kažkaip tai buvo tikrai tų tokių iš ankstinių nuostatų, kad ir tą 9 teks atlikti ir tuos 4 rašyti, Ir kažkaip tai tikrai buvo labai daug žmonių tuo metu mūsų grupėje, kur labai panašių laikų mes blaivėjom, bet tikrai jau
atsisijoja tie žmonės, kurie blaivėja nieko nedaro ir blaivėja ir kažką tai daro. Ar ne, pasiprašė globos, žingsniuoja. Labai daug tokių buvo mitų, ar ne, vienas žingsnis į metus. Tai kiek čia dabar tos kančios bus 12 metų čia kankintis, vienas žingsnis į metus. Arba kai rašysi 4, būtinai užgersi. Tai kiek čia tą 4 reikia rašyti, save kankinti, kad reikia užgerti, ne? Arba 9, tai čia iš vis kažkoks tai buvo didelis baubas, ar ne? Bet kažkaip eini ir darai 1 ir negalvoji apie 2, darai 2, negalvoji ten apie 4, ar ne, ateis eilė ir 4 žingsnio. Ir nežinau, kažkaip tai, aišku, pradžia buvo tikrai labai sunki ir pamenu dar vyras irgi sakydavo, tai dabar kaip, dabar tau globėja kažką tai pasakys ir tu turėsi dabar daryti, o jeigu jinai ten pasakys, nuoga per katedrą praeiti, tai tu dabar ir eisi, arba ten kažkur tai šokti nuo 9 aukšto, tai tu ir šoksi, ar ne, bet tas kažkaip tai pasitikėjimas atsirado ir jisai vis augo, ar ne, ir galvoju, tikrai va žmogus turi tiek blaivybės, ar ne, visą laiką ramus, visą laiką šneka ramiai, kažkokiu tai nėra, ir nors, vat kaip toj Biblijoje, ar ne, nors prie to skverno prisilies, truputėlį turėti to, ką turi tas žmogus. Ir tikrai norėjosi. Ir galvoju, tikrai vat, kažko tai durno tikrai neišmokins, negu pats praėjo vat, tą visą kelią blaivybės ir kažką tai išmokins, ar ne, kažką tai turėsiu, bent panašaus. Ir man sunku buvo, iš pradžių tikrai labai sunku skambinti kiekvieną vakarą, man tai nesuprantamas dalykas. Ir tikrai buvo tokių momentų, kai ir užmiršdavau, ir žinutę parašydavau, ir sąskaitos neturėjau, ir iš kitų numerių, ir kažkaip tą discipliną pabiški įsivažiavau, ar ne, ir tie skaitimai, ir stengdavausi tą tokią, mano gyvenimas buvo toks visiškas chaosas, darau ką noriu, kaip noriu, siunčiu ką noriu ir žodžiu, ir ant kiek raidžių noriu. Ir čia atsiranda jau kažkokia tai disciplina mano gyvenime, ar ne, sutartų laikų susitikti. Neužmiršti knygos, neužmiršti rašiklio, paprastų dalykų, ar ne, skambinti sutartų laikų, į grupės eiti. Atrodo, manęs netikrina niekas, bet toks, ar ne, ta tokia atbundantis sąžinės jausmas, ar ne, juk akis viską išduos, ar ne, aš meluoti negaliu, ar ne, ir svarbiausia, kam aš meluosiu, globėjai meluosiu, savo meluosiu ir, galų gale gana to melo, tame mele gyventi. Ir tas antras žingsnis, ar ne, irgi Dievo, atrasti Dievą. Atrodo, tą visą tikėjimą, ar ne, Dievą, aš kai turėjau nuo pat mažens, ar ne, ir religingą. Įsitikinome, kad galingesnė už mus pačius jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą, ar ne, atkurti mums sveiką psichiką. Tai tą Dievą aš visą laiką turėjau, bet ir bažnyčią vaikščiau, ar ne, pamenu, ir girta eidavo, ir iš po daugiadienių, bet kažkaip tai va ta religija, to Dievo suvokimas tuo metu man tikrai, niekaip neapsaugojo mano, kad kažkaip tai keistusi, ar ne. Ir irgi šiandieną biškį praverčiau knygos puslapius, ar ne, irgi tikėjimas be darbų yra negyvas. Ir praėjus žingsniais, ar ne, atrodo tuo ir baigsis, ar ne, praėjau žingsniais ir viskas, jau išmokau. Bet pasirodo, sekantis sakinys, ar ne, mums ką duoda, kad sako, kad besąlygiškai būtina vadovauti šiomis nuostatomis visuose darbuose. Ta prasme, tai, ką jau išmokome, ne,
tai taikyti visur, ir kelyje, ir šeimoje, ir darbe, ir tas visas nuostatas tik tai prabundi, sulig prabudimu ir sulig tuo, kai eini miegoti. Tai ta pati pradžia irgi buvo 24 valandas blaivybės, ar ne? Aš toj pačioj pradžioj man irgi buvo labai sunku, ar ne? Tas išbūti blaiviai. 2 savaitės aš sugebėdavau blaiva būti, bet po to kažkas nutikdavo mano galvoje, kad aš pakeldavau tą visgi pirmą taurelę. Ir supratau, kad lankydama susirinkimus, man tą dieną tikrai kažkas tai prisipildo, ar ne, ir mano minčių tokių neateina, kad, kažkaip tai čia man reikėtų biški kažko tai, ar ne, tarsi užsipildydavo. Ir žiūriu, 1 mėnuo, 2 mėnuo, 3 mėnuo ir aš išlieku blaiva. Taip yra minčių, kaip nors kažkada tai išgersiu. Bet žingsniuodama tas pirmas žingsnis padarytas iki galo, ar ne, iki nežinau, kaulų smegenų, savo įsitikinti, kad niekada, jokia forma, jokiais būdais aš negalėsiu gerti. Ir dabar tas antras, ar ne, kai galingesnė už mus pačius jėga Dievas gali grąžinti mums sveiką mąstyseną, ar ne, aš tą Dievą kitaip, ar ne, kitokį Dievą. Mano tas Dievas, ar ne, jisai tarsi tas pats, bet jis visai kitą pavidalą įgijo. Ir jisai nuo ryto iki pat vėlaus vakaro, kol einu miegoti, jis su manimi. Tai globėjai ir yra tam, kad pravestų žingsniais, ar ne, ir supažindintų su ta visa programa ir po to jau su manim lieka ta aukštesnė jėga Dievas, ar ne, su kuriuo ir gyvenu. Nusprendėme patikėti ir valią gyvenimą Dievui 3 žingsnis. Tai jisai, nėra kažkoks ten toks ypatingas, ar ne. Tai yra trumpas žingsnis, bet aš patikiu savo gyvenimą ir visą save Dievui ir nuo šio momento mano gyvenimą tvarkys Dievas. Tai aišku, neužilgo ir 4 ateina, tas baisusis lentelės. Tai dabar aš nepamenu. Tikrai truko 4 rašymo, tikrai nedaug. Bijau sumeluoti, iki savaitės gal. Surašiau, ar ne, lenteles. Daug tų žmonių buvo. Ir 5 tikrai buvo ypatingesnis žingsnis, kai reikėjo gyvenimo istoriją pasirašyti. Ir kėlė baimių. Pamenu, irgi susitikom su globėja, aš išjungiau garsą, visiškai išjungiau garsą, kad netrukdytų, pasakiau vyrui, sakau, palieku tau vaikus, važiuoju 5 daryti, tai kiek užtruksi. Sakau, nežinau, iki ryto galima, ne, ryte tai man į darbą reikėjo. Kažkiek tai. Tai reziumė, gal buvo kokių 30 praleistų skambučių vyro, gal tiek pat buvo žinučių visokiausio pobūdžio. Pamenu, išėjau iš globėjos su tokia šypsena, nežinau, net, turbūt vaikui ten kokį saldainį davus tokia. Iš šono pasižiūrėčiau į save, tai galvočiau, durnai šypsena. Bet toks palengvėjimas, atrodo, savom kojom neįmė. Ir tą visą tokį maišą, ar net tų supūvusių obuolių, viskas, aš jo nebenešu jau. Ir man taip lengva. Ir aš skambinu vyrui, sakau, ir tas tokiu tonu, aš sakau, kas nutiko? Sudegė kas nors. Gi nieko nenutiko. Ir aš atvažiavau namo, ramiu balsu, ar ne, pasėmiau vaikus, ir nuvažiavau į krizių centrą atgal.
ir viskas. Ir ta prasme, vat, tie tokie vat, įvykiai vat, tikrai vat, duoda tokį postumį, ne, eiti toliau. Ir atrodo 6, 7 irgi toliau būdo trūkumai. Reikėjo surašyti, ar ne? Tai man atrodė, kad jų tikrai yra nedaug. Bet po to, kai globėja atsiuntė man visą sąrašą, aš tokių žodžių nežinojau. Tai vat, reikėjo tikrai ir knygoje, daug kur skaitant, reikėjo vertėjo išversti. Tai buvo tikrai siekiamybė iš būdo trūkumų į vertybės perversti, tai labai buvo daug maldų. Ir kalbant apie maldas, tai yra pirmoji malda, jinai ir yra pagrindinė iki šioliai. Tai tikrai važiuojant kažkokiais tai momentais ir sunkiais, ir vairuojant, ar ne, tenka tikrai, net neskaičiuoju daug kartų ją melsti. Padeda, kaip tada padėdavo, taip ir dabar padeda. Tai vat ir 7 žingsnio irgi ties būdo trūkumais, pamenu, vakarais melsdavausi ilgai, vaikai jau eidavo miegot, aš ant kelių, man tai buvo naujovė ant kelių melstis. Religiją turėdama, bažnyčias visas pravaikščiojus ir ant kelių klūpėdama ir pamenu ir tokia pamaldi būdavau, kad netgi tėvas sakydavo davatka. Ir man su programa tikrai buvo naujovė melstis ant kelių. Man atrodė, kad mane ten iš nugaros kažkas mato ir pirštais bado. Tai vat, kalbant apie 7 žingsnį, tai aš užmigdavau. Ties kiekvieno būdo trūkumų 7 žingsnį melsdamasi aš užmigdavau ir mano maldos tikrai baigdavosi miegu. Tai va tada viską sakydavau globėjai, ar ne, ir sakydavau, nu ką, kelintą kelies, 6, pusę 6, pusę valandos anksčiau žadintuvą statai ir meldiesi 7 žingsnių maldą. Ir vat, mano maldos tikrai trūkdavo minimum pusę valandos ir labai ilgą laiką, kol būdo įdą galėdavau perbraukti ir apibraukti, kad vertybė. Ir tos būdo įdos, vat irgi topinis klausimas, ar ne, būdo įdos ar dabar yra išlenda. Ir tikrai 7 žingsnio maldą meldžiu vienokią ar kitokią ar kitą įdą tikrai šalinti ir tos 4 pykčio maldos, ar ne, išlenda. Ir dabar yra kai kurie objektai labai artimi, kur irgi pykčio maldą dažnai meldžiu. Pyktis mažėja, aš negaliu išrauti iš savęs tų visų būdo įdų ar net trūkumų, kurie yra giliai manyje pasėti ir jie išlenda. Ir aš privalau prašyti Dievo, kad juos mažintų, pašalintų. Taip, 9. 9 tai jau iš tikrųjų netgi pradėjus programą, jau supratau, kad kur aš čia įklimpau ir man teks atlyginti žalas. Tai jau stengiausi tų žalų kažkaip tai jau didesnių, naujų bent jau nedaryti. Ir tuo metu, kai pas mus buvo nuomojamas būtas, kai aš išvažiavau į krizės gyventi, vyras iš tikrųjų vat, pradžiai stengiasi irgi ir ėjo grupės ir atrodė, čia vėl susijung šeima ir čia viskas taip fainai ir visa kita. Bet matomai man ryžto eiti žingsniais tikrai buvo daugiau. Jisai liovėsi, tai atsirado visokie atsikalbinėjimai, ten pasiteisinimai ar ne. Galiausiai tas būtas augo skolos. Tai pamenu, susisiekiau su šeimininkė, sakau, aš ten nebegyvenu. Sakau, ten augančios skolos, sakau, kažkaip tai bandom spręsti iki šios dienos. Sakau, tikrai pasiryžus mokėti, pusę skolos padengti. Tai vat finansinius tuos visus reikalus jau bandžiau iš anksto, ar ne, turėjau ir kreditorių, ar ne, ir skolininkų, ir antstolių. Tai, na, bandžiau derinti jau, kad ne iš karto dalimis atiduoti skolas. Ir 9
vienas iš tokių buvo sudėtingesnių su tėvu, tikrai jis ne iš karto buvo daromas, o ieškoma, laukiama tinkamo momento. Man tikrai buvo sunku atrasti tą momentą, bet kažkaip irgi tikėjausi kažkokio tai pagerėjimo ar ne santykiuose su tėvu, bet tikrai dar buvo visokių ir tokių ir pykčių ir viso kito. Santykiai iš karto tikrai su tėčiu nepasikeitė į gerą pusę, ar ne, bet laikui bėgant, ar ne, su pačiais artimiausiais tikrai reikia laiko. Ir pamenu, tas pasitikėjimas, kad lankai grupės, ar ne, metai laiko, jau čia blaivas, ir į grupės reguliariai eini, ir atrodydavo, kažkaip tai jau pradėkit tikėti manim, ar ne, kad aš jau kažkaip tai stoju teisingą kelią, kad aš jau tokia dora, tokia jau, nedarysiu kažkokių tai tokių dalykų, kur anksčiau dariau, ar ne, bet iš tikrųjų ties 4 metais tik tai mama pradėjo tikėti, kad tikrai viskas tvarkoja, ar ne, tas pasitikėjimas. Reikėjo 4 metų blaivybės ir tos blaivybės ne šiaip blaivos, ar ne, bet su programa ir kad pradėtų manim tikėti ar pasitikėti. Ir darbe irgi nebuvo iš karto, ar ne. Ir aš visą laiką bandžiau irgi kalbėti, bet jau taip atvirai šnekėti, ar ne. Aš lankau grupės, nes matė mano tą visą, tos visus paklydimus, ar ne, tos nedarbingumus, tokius girtus išėjimus į darbą, to tokio daugiadienio neprigaro nuo manęs, tų akių nuleistų, ten kažkokiu tai nesąmonių pridarimo ir savo kaltės nepripažinimo. Ir dirbau aš ten dar gal porą metų, nežinau, tam darbe, ar ne, ir jau stojus tikrai ir ten kažkaip tai iš to darbo išėjau dėl to, kad tikrai radau kitą geresnį darbą, kitą pasiūlymą, ar ne, ir man išeiti iš to darbo buvo tikrai taip, ne faina, bet mes išsiskyrėm tikrai draugiškai, atsimenu, direktorė sako, ten torto nepirko, kad mane išleis, bet sako, aš jau ten kažką tai jau sakyt, sako, nežliumk, nes aš irgi apsižliumsiu. Tu skambinu karts nuo karto, tikrai aš ten pradirbusi labai ilgą laiką, ten gal kokių 13 metų, gal 14 tai darbovietė, tai tikrai matė mano tokį ir nuosmukį, ir augimą. Ir tikrai draugiškai išsiskyrėm. Ir ką žinau, ką čia pridurti, reziumė. Mano kelias šiandieną toks. Šiandieną aš turiu bičiulius, turiu antrą šeimą, draugį, aš turiu, netgi jeigu ir nukrysiu, bet tikiuosi nenukrysiu, tikrai priims ir būsiu laukiama, ar ne. Ir šiandieną tikrai daug turiu. Turiu tarnystę, turiu tikrų draugų, kuriais galiu pasitikėti. Ir tikrai labai ir per tuos susirinkimus nesinori dalintis, bet žinau, kad reikia. Ir labai faina, kai ir kiti dalinas ir atrodo ateini į A grupę su klausimais, o išeini su atsakymais. Ir čia faina, čia išmokau, kaip reikia gyventi. Čia radau būdą, kaip viską pernešti į tą visuomenę ir šiandieną tikrai turiu labai daug. Daug daugiau negu tikėjausi. Gal mažai, bet kažkiek tai klausimų paliksim. Ačiū, kad paklausėt. Ačiū. Šito laiko dar galima porą klausimų, kas turit. Antanas Alkoholikas. Sveikas, Antanas. Su kokia paskutiniu jubiliejum. Man įdomu, praėjus tiek metų, kaip tu dabar palaikai, koks tavo režimas yra palaikymo tos emocinės blaivybės, kad pavadinkim taip. Ar maldos, kas labiausiai padeda? Iš tikrųjų labai jaučiu, kai kažko tai nedarau, tada pasijaučia. Aišku, būna tikrai tokie rytai, kai reikia skubėti, ar ne, ir atrodo,
ten labiau gal reikia pusryčius padaryti vaikam, reikia gal labiau kažką tai dar tą padaryti ir atrodo, nepasimeldė ir supranti, kad, nesivertėjai literatūros, ten žvakės neužsidegė, 5 minutės nepasėdėjai. Ir tas rytas toks, tikrai chaotiškas, bet bent jau įsėdu į automobilį, kol šyla automobilis, bent persižiopnoju. Ir tai kažkaip. Ir atrodo, važiuoji ten, tai ten kamštis, tai Dieve padėk kažkaip laiku. Ir nors kažkiek tai. O kai sau leidė atsipalaiduoti, ar ne, ir būna savaitgalį ir labiau pamiegi, ir labiau patingi. Ir labai greitai vėl į tą patį įsivažiuoju, šiandien nepasimeldžiau, rytoj nepasimeldžiau, pirmadienį nepasimeldžiau ir tą apleisti programą labai greitai galima. Ir tada ateina tokie tikrai nesupranti pats, tos tokios maži signalai, mažos tokios būsenos, kurios tikrai labai greitai gali išaugti į didelės problemas, kurias jau po to reikės spręsti. O šiaip tikrai vakare vėl persižegnoji trumpą maldelį ir miegok. Ir aišku, dienos metu visą laiką prisimeni, jeigu kažkoks tai svarbus įvykis, kažkokia tai sumaištis ar ne, malda, kurią atmintinai moku. Jeigu užmirštu 4, ten 7 maldeles, tai šita tai jau ten, nežinau, atsikėlus naktį jau tikrai sukalbėčiau, pasakyčiau. Ir šiandieną kas laiko mane tarnystė. Tai kitą kartą noriu patingėti, bet suprantu, kad turiu tarnystę 2 metam į narkologinį, ten, kur aš gulėjau, 4 aukšte, ten turiu bičiulius visą laiką surasti. Tikrai tie žmonės, kurie turi galimybę pasidalinti, visą laiką kviečiami. Bet tas tarnavimas jis tikrai reikalingas nuo pačios pradžios, kažkoks tai menkas įsipareigojimas puodelius plauti, ar ne, viskas. Ir gerai, ir laiko. Tai gal tiek, jeigu